spaudimo? Nu, turėtų 170, bet kadangi turim ketvirtadienį labai atsakingas varžybas. Na, ir aš pats suprantu žaidėjus, kaip jie yra sunku. Man jau sunku priversti. Gali 1, 2, 3 rungtynės su tokiom baudom priversti kažkas, bet pastoviai negali. Ir aš suprantu juos ir baudos nuėmės. Šiandien komanda vykdo visus tikslus, kuriuos turite? Na, mes negalim pasiruošti. Žaidžiam su vaikais ir tie deriniai, ką mes darom, jie visada suveikia, bet mums ne to reikia, nes gynybos yra silpnos. Tai, sakysim, aišku, komanda nėra mums lygiavertė, nes jaunimas surinktas. Ir tokios rungtynės mums bent nieko neduoda, paprasčiausiai pasilakstom ir tiek. Aš nežinau, ar aišku žaidėjim, aišku, jiem yra, sakysim, garbė žaisti su Europos taurės čempionais, su tituluotais žaidėjais. Jiem turbūt yra nauda, mums nebūna labai daug. Ar jau nagrinėjote FSP žaidimą? Nagrinėjom mes jau jį. Mes visumoje, jeigu taip pasakius, tai jau ruošiamės porą savaičių. Mes žaidžiam su kitom komandom, bet turim omeny FS, todėl aš ir gal kitiem atrodytų be reikalo nervojus, nuo Soliko lyg tai tas, sakysim, rezultatas ir plus 50, bet esmė yra ne tame. Aš žiūriu tos smulkius momentus, kuriais mums rinktis pult, kad viskas būtų kaip laikrodis, bet savėt dar kartą pasikartosiu, yra sudėtinga, sakysim, su šitokiam komandom kažką spręsti, nes paprasčiausiai viskas veikia ir negaliu atsakymą pasakyti, ar mes gerai pasiruošėme buvo. Koks jūsų atsakymas dėl rinktinės trenerio posto? Na, žinot, aš visumoje, aišku, kai jūs pradėjot mane klausinėt, matyt, sukruto ir federacija, jie jau čia man vakar paskambino, nes aš nieko nežinojau. Na, aišku, pradėjo man skambinti ir federacijos valdybos nariai ir sakyti, kas ten vyksta, reiškia, informacija tokia, kuri mane pasiekė, kad su Kemzūra jau jie kalbėjo prieš 10 dienų. Man teko vakar ir su Kazlausku kalbėti, Kazlauskas nieko nežino, iš laikraščių aš nieko nežinau. Reiškia, su Kemzūra jie sutarė, Garastas, Balčiūnas, jie žaidžia ten kliokį savo tos žaidimus, jiem nerūpi, sakysim, krepšinis, kaip jisai iš esmės, jie žiūri, kas ten turi vykti ir vienu žodžiu, valdyba paruošta taip, kad nubalsuos už Kemzūrą. Nu, aš iš pagarbos Lietuvos krepšiniui savo kandidatūrą ir statysiu vien dėl to, kad, na, manau, kad aš, jeigu man dar kažkas priekaištaudavo kaip treneriui, kad aš neturiu titulų, netreniruoju komandų, tai šiemet šitą aš galiu pateikti tiesiai federacijai ant stalo. Aš nežinau, kokius argumentus iš kito kandidato jie man galėtų prieš pastatyti. Nes, kiek žinau, Kestas yra mano draugas, yra puikus treneris, bet šiuo metu jisai, sakyčiau, neturi ką pastatyti prieš. Na, o jeigu jie vis tiek nuspręs, tai čia jau federacijos reikalas. Aš tik tai žiūriu iš tą reikalą kitaip, kadangi per daug sveikatos savo gyvenime. Turiu tiesiai žodžio prasme sveikatos atidaviau Lietuvos krepšinį kaip žaidėjas, daug atidaviau kaip treneris, daug atidaviau kaip departamento vadovas. Ir kai tokie dalykai vyksta užkulisiuose, kadangi ten daugiau politiniai žaidimai, na, mane kaip Lietuvos pilietį, kaip krepšinio, sakysim, Lietuvos krepšinio vieną iš tų žmonių, kurie mes kūrėm šitą krepšinį nuo nepriklausomos Lietuvos, mane žaidžia. Man galėtų paprasčiausiai pasakyti, mes pasirinkom tą žmogų ir aš palinkėčiau sėkmės ir viskas, bet tas, kas dabar vyksta, aš skaitau, kad tai, na, matot, nuo 90 metų mes visi ir Marčiulionis, Sabonis, aš, Chomičius, mes investavom į sporto mokyklas. Mes išlaikėm tą krepšinį, ko nepavyko padaryti futbolo ir rankinį. Nors, sakysim, tų pačių futbolininkų žaidė daugiau užsienį ir jie uždirbo gal net daugiau pinigų negu mes, bet jie nekūrė mokyklų ir nelaikė po 700 vaikų, ką mes darėme. Ir ant to viso sukurto reikalo ateina, sakysim, ir Balčiūnas baigęs KKI institutą ir aš nežinau, išsilavinimo ir jis stumdo šitą šaškės taip, su mūsų likimais, su tais, kur mes sukūrėm visą tą produktą, manau, neteisingai ir nesažiningai. Mane, žinot, kaip dar, sakyčiau, jeigu jau pradėjau kalbėti, labai stebina federacijos prezidento Garasto pozicija, kadangi jeigu jis kaip prezidentas nesprendžia, ko jis ten iš viso būna. Nes negali kolegija, nes net įstatuose nėra, kad nuspręstų valdyba, kas bus treneris, kas bus žaidėjas, tokių dalykų nėra. Jeigu žmogus atėjo į šitą postą, tu prisiimi atsakomybę, tu skiri trenerius ir jeigu tam nepavyko, o tikimybė didelė, kad gali nepavykti, nesvarbu, ar tai būsiu
aš, ar tai kitas treneris, tada mes visi pažiūrim savo asmeninę atsakomybę ir ar ten atsistatydinimą, ar duodam kažkokius paaiškinimus, bet taip numetinėti federacijos prezidentui visus tos reikalus nuo tiesioginių šitų mūsų problemų, aš manau, na, duok Dieve, kad viskas pasisektų, kad tik nepatirtume fiasko 2011 metais, kadangi žaisim namie, statom savęs, išleista nežinau kiek milijonų pinigų salių statybom, pirkom kitą čempionatą ir jeigu vyksta ne krepšinis krepšinio aikštelėse, o kabinetuose, na, tada ką, aš jums galiu pasakyti, nieko aš jums galiu. Manote, Garastas netinkamas vadovauti Lietuvos Ne, krepšiniui? aš nieko nemanau, aš sakau, kaip yra, aš nedarau išvadų, aš dirbu savo darbą. Jeigu aš būčiau departamento vadovas, kaip aš buvau, tokie dalykai nevyko. Tokie dalykai nevyko. Mes kontroliavom tokius dalykus, nes visos federacijos visada turi, sakysim, kažkokiu tai savo tikslų, kitiem tai pragyvenimo šaltinis, kitiem tai, sakysim, kaip man asmeniškai, tai yra, na, krepšinis man yra viskas. Man tai nėra tik pragyvenimo šaltinis ar darbo vietos užėmimas. Man yra viskas. Hobį, meilė, meilužė, darbas ir nežinau, kiek dar yra žodžių. Kitiem tai yra, sakysim, sėdėjimas, pasipelnimas ar kažkokie kiti dalykai. Treneri, jeigu jums pasiūlytų vadovauti rinktiniai, kaip būtų su Lietuvos Rytu? Čia jau kiti tolimesni klausimai, dėl ko aš ir paprašiau Balčiūno, kai jis man paskambino vakar po viskam, jie dabar atlikinėja reikalus tuos, sakysim, vėluodami kokią savaitę ar kiek. Reiškia, aš turiu pagalvoti, nes aš nesu tas vėja vaikis ir tai rimta atsakomybė. Čia, sakau, dar kartą pasikartosiu, visi galvoja, kad tai labai geras postas. Aš tai galiu pasakyti, kai kainuoja daug nervų, mažas uždarbis ir didelė nešlovė, jeigu tau nepasiseka. Nes čia neturi kaip pastatyti kaip klubė, sakysim, uždirbi daug pinigų, nu, nepasisekė, tai kažkokia alternatyva ir tave pakeitė kitas klubas. Čia visai kiti dalykai. Čia yra širdis, meilė Lietuvai ir nenorėčiau, kad federacijos vadovai Lietuvos užrašą išmainytų į kažkokias personalijas, kas geresnis diplomatas, kas geresnis, nežinau kokių. Mes diplomatinį korpusą turim, ponas Ušackas, puikus diplomatas, galėtume į trečių pastatyti kandidatų. Tai jūsų atsakymas būtų šiandien? Šiandien aš pasakysiu, kad aš rytoj pranešiu, kad aš išstatysiu savo kandidatūrą, bet rezultato savo pusę aš nesitikiu, nes žinau, kad jie susidėlioja savo šaškės su Kliokiu LKL prezidentu priešaky, kadangi taupumo sumetimais prieš Europos čempionatą man reikalaujant, Kliokio kaip tokia buvo, sakysim, pozicija komandos viršininko, nes jinai tuščia pozicija, mes ją nuėmėme. Ir Kliokys lygiai dabar jisai turi savo kažkokių asmeninių reikalų, kur visą tą komandą organizuoja prieš mane, nes galiu pasakyti konkrečiai žodžiais, vieną kartą reikia Kurtinaitį pamokyti. Tai jūs mane pamokykit, išsiųskite į Ameriką, gal aš prie kokio NBA klubo pasimokysiu. Jie moko mane taip. Na, manau, kad vėlgi pasakysiu, federacija yra visos mūsų Lietuvos, krepšinis yra visos Lietuvos ir negali keliesi žmonės va taip stumdyti šašką. Kas labiausiai neramina prieš lygą? Na, neramina tas, kad atvažiuoja visas žvaigždynas. Reiškia, žiūrim, rytoj dar žiūrėsim video, treniruojamės, kaip jau minėjau, čia paskutinės porą savaičių, kaip ginsim tą. Neramina tas, kad nežinom pilnai savo pajėgumo. Pirmos rungtynės namie, na, jeigu mes žiūrim į ateitį, o mes labai žiūrim, mums privalu būtų laimėti šitas rungtynės. Privalu. Tai bus priklausys, kaip jau minėjau, mūsų yra pirmas toksai, na, kaip ir finalas, nes nuo to priklausys visos tolimesnės mūsų rungtynės. Kokie stipriausias FSPL pusės išskirtumai? Na, jie turi visų pozicijų žaidėjus. Sakysim, Rokoševičius, kuris dabar žaidė ir su Ulkeriu, ir su Bešiktašu taurės finale Graikijoje ir pelnė po 25-24 taškus. Aš puikiai pažįstu trenerį Atamaną, kuris susiperka gerus žaidėjus ir duoda jiem laisvę, o žaidėjų jie turi Nakmarą Slovėną, kuris žaidė Maskvos Dinamo, jie turi Santiago, kurį perpirko 5 pozicijos žaidėją iš Barcelonos, jie turi Tučerį rinktinės žaidėjų, jie turi puikius 12 žaidėjų. Bet norėčiau sugrįžti prie pereitų metų. Kainos, pinigai, žaidėjai ne visada viską lemia. Vadinasi, kovosi dėl čempionų titulo? Na, kitaip negalėčiau pasakyti, nes atleistų iš klubo. Kas atsitiko Zavackui šiandien? Taip, Zavackas gavo traumą, jam
reiškia, buvo kelią išlenkė į priešingą pusę, bet aš manau, kad nenorėjau daugiau leisti, kadangi rungtynės nėra tokios svarbos ir manau, kad gydytojas susitvarkys. Tikiuosi, jei nesutvarkys, tai turėsim rimtą netektį.